Labas, mielasis, šiandien ant mūsų scenos nuostabus gražuolis, vėrinukas, minimalistinis, tačiau labai blizgus, labai puošnus, labai šventiškas, labai vasariškas. Tai yra Mėnulio akmuo švytintis štai tokiais mėlynais blyksniukais. Norinčioms labiau atsipalaiduoti, veikti stresą, atkurti savo moteriškumą, savo grožį, savo jausmus, intuiciją. Taip pat ypatingai rekomenduoju toms, kurios yra labai vyriškos, kurios yra labai griežtos, galbūt labai seniai nešioja sukneles ir pamiršo, kiek gėrio, kiek magijos slypi kiekvienoje moteryje. Tai šis gražuolis padės iš naujo atrasti savo talentus, suprasti savo sapnus, savo regėjimus, matyti aplinkui žinutes. Ir šis gražuolis Mėnuliukas atsakingas ir už mūsų mielosios sveikatą. Tai viskas, visi ciklai, kas susijęs su moters sveikata ir be abejo vaisingumas, kam tai yra aktualu. Šis Mėnulio energetinis kristalas padeda apšviesti mūsų ir tamsiausius sielos bei pasąmonės kampelius ir padeda pamatyti, kurgi slypi tos problemos arba kurgi yra visi atsakymai. Būtinai nešiok ir tada, kai jauti stresą, įtampą, kai esi labai jautri, labai emocinga ir negali susitvarkyti su savo emocijomis arba pernelyg daug skraidai padebesiais. Jisai padės ir atsipalaiduoti, nusiraminti, paleisti stresą, tuo pačiu pagerins ir tavo atmintį ir apšvies tavo visas mintis. Ir jeigu turi visokiausių baimių ir pagrįstų ir nepagrįstų, Mėnuliukas irgi keliauja į pagalbą. Jis dovanoja labai daug švelnumo, padeda įveikti mum ir netekties skausmą, ir užgydyti praeities įvairiausias žaizdas ir sugrąžina mūsų psichologinį komfortą. Taip pat tos merginos, kurios turi bėdų su motina, bando jas išspręsti arba norėtų išspręsti, taip pat labai rekomenduoju Mėnuliuką. Na ir be abejo toms, kurios medituoja, kurios nori prisiminti sapnus, kurios nori suprasti sapnus, kurios atlieka įvairiausias vizualizacijas, praktikas, na tai Mėnulis jau akivaizdu, kad kas be ko, ar ne? Be to, moteris yra Mėnuliukės, tai Mėnulis ir yra dėl to moters kristalas. Jis yra moteriškos energijos akmuo. Jeigu nori šio vėrinuko, parašyk man.